muziką girdžiu šiandien nuo 10 iki dabar 5 valandos. Be perstojo pastoviai su 10-15 minučių pertraukomis. Va toks paminklas Bolonijos kovotojui su tokiu kardu. Taip, aš einu į oro uostą, kaip mane veda navigacija. Bet čia nei mašinų, nei žmonių. Va toksai kelias. Kažkas sustojo čia. Įdomu, kas jį paims šitą paspirtuką. Aš jau visai prie pat oro uosto. Pažiūrėsiu, kaip čia, kur įeiti. Niekas čia nevažiuoja, niekas čia neina. Labai gražu, saulė šviečia, o ten, kaip jau rodžiau, susikaupia juodi debesys. Ne, čia įėjimo nebuvo. Turiu eiti dar ratą aplink oro uostą. Taigi, jeigu jūs iš Charleroi eisite į oro uostą, nesivadovaukite navigacija arba Google navigacija. Bet jeigu mėgstat vaikščioti, tada gerai. O čia yra pica, kuri aptarnauja be žmonių. Automatas, išsirenki pizzą, gauni ją ir viskas, valgai šiltą pizzą. Norėjau nufilmuoti kiškučius, bet pavyko tik balandžius. Dar papildomą pusvalandį ėjau, bet atėjau. Tai va, čia yra jau oro uostas, nelabai kas čia matosi. Tuoj turi pasirodyti Kristina. Ji jau ateina. Matau, eik čia, eik tiesiai. Na, šiandien irgi taip ir sakiau. Sako, tu važiuoji, sako, į pasimatymą. Į Prancūziją. Čia tik čia Edmundas grįžęs? Ne, sako, negrįžęs. Kaip skrydis? Vėlavom 40 minučių. Bet labai čia aš vos spėjau. Nebuvo langelio, man lėktuvo, tai turėjau gerą progą skaityti Bibliją. Skaičiau pakartotos Nuostabu. 12 skyrių. Tai labai džiaugiuosi, skrydis praėjo kaip 15 minučių. Tai nuostabu. Jokių problemų, viskas gerai. Gerai. Va, tiek žinių. Tai ką, einam į Charleroi? Tu taip apsirengus? Tai kad šilta. Prie apgriuvusios bažnyčios. Taip, valgau superiškai prinokusiai nektariną. Taip, Kristina. Man Edmundas išsaugo ir nuostabioji Kristina. O, ten, kaip ir čia matėm, tiek daug viskas sugriuvę. Ir va taip va. Nu. Pirmas Olandijos įspūdis koks? Olandijos, sakau. Belgijos. Skanus, saldus. Patinka man labai. O aš valgau agurką iš mūsų daržo iš Lietuvos. Labai skanu. Važiuojame iš Belgijos į Prancūziją. Dinantas, va. Mes esame Dinanto miestelyje. Labai gražu. Tokie kalnai, dabar jau čia nelabai matosi. Ir mes dabar važiuosim į Prancūziją, į Živė miestelį. Taip. Laukiam autobuso. Nėra čia labai gražu, būna gražiau, žinokite, bet manau, tas dar gražiau. Ne, bet gražu, gamta graži. Taigi, dar kol kas čia Belgija. Gerai? Apyšalčiai, žinokit, saulutės trūksta, bet nieko, su šalikėliu va visai gerai. Netrūksta, nes kai per karštą, tada dejuoja Kristina, kad karšta. Taip, kad čia yra tobulas oras. Tobulas. Objektų. Šita vieta graži, va čia jau upė, namai, jau užpuoselėta, dabar jau gražu kalnas. Čia jau tikrai gražu. Kiekviena šalis turi ką? Po savo triūbą, ar grūdą.
Va, Dūdų tiltas. Labai graži gyvenvietė, namukai visi labai gražūs, tiesiog nuostabus. Kiekvienas, ar ne, Kristina? Taip, kaip koks namukų muziejus. Skiriasi nuo Belgijos. ar Oi, ne? net nekalbėkim. Belgijon nevažiuokit, žinokit, nei į Briuselį, nei kitur. Taip sakai, mes tokią patirtį turim. Žiūrėk, žiūrėk. Ir ožkytės, ir vištytės. Mama davė instrukcijas, ką dabar daryti. Einam, gal einam. Labai įdomu, parodyk tos vaikus. Tai aš Ai, jie dabar per perėją, matai? Varo vienas, ir likai mažai. Tokia įdomi. Siena, ar tai namas? Va, kur merija buvo. Tai čia merija, taip? Gražu, keliaujam po Prancūziją. Skaniai geri. Rūgštu. Citrinų, laimų gėrimas. Kristina įeina į Šarnuo komuną. Taip, kaip gražiai su gėlėm. Pasitinka, labai miela. Labai miela, taip? Aha. Kaimelis čia koks mažas, taip? Kaimelis, taip. Čia pasidarė. Kažkas netingi palanksti. Kriaušė auga vidury sodo, žiūrėk. Atrodo, tai daug vietos, bet žolė visa nutritanta. Nu, tai vištas, tai. Čia dar neprinokia. Gervogiaujam. Kaip skanu. Kas čia? Čia kažkoks gyvūnas. Čia kažkoks gyvūnas. Čia avytės. Mažutės. Kokios gražios. Mažytės. Živė miestelis tenai. Mes toli nuėjom. Iš viso eisim 17 kilometrų. Na, einam savo 17 kilometrų. Kaip tu laikais? Jau nuėjom, tikrai nuėjom. Nuėjom, pusę nuėjom. Liko kokie 7 gal. Ateikite čia. Žolės duoti, žiūrėkite, kas skaniau. Na va, koks mus atvedė kelias, taip. Oi, patį keiščiausią mišką, tik čia aploti šunų. Taip, šunys ten mus aplojo. Aplojo mus ten šunys, labai smarkiai. Šeimininkas nelabai buvo patenkintas, bet ką, mes einam ten, kur mums reikia eiti. Per mišką. Na, kaip patinka eiti mišku? Gražu, tylu, ramu. Tik nebesinori šunų daugiau, jokių nei vilkų. Labai išplauna per liūtis, ar ne? Aš taip įsivaizduoju, kaip jis toks gilus pasidarė. Išplauta vandens. Tai labai įdomu iš tikrųjų. Kaip Lietuvoje taigi nėra, ar ne? Kad eini ir va akmuo ir tokie statų šlaitai. Tai čia išvis labai įdomu. Kad briedžiai neišlakstytų. Nebent nuo laukinių žvėrių, kad neišmindžiotų, ar ne? Taip. Aš taip samprotauju.
Gražu, ne? Labai. Saulė. Vat saulė pasirodo ir iškart viskas keičiasi. Jo. Iškart linksma širdyje. Taip. Ir dar šitie auksiniai javų laukai. Atėjom iš ten, apžvelgiam laukus ir kalnus ir einam toliau. Už kiek kilometrų jau prieisim bute? Gal už kokių poros? Ui, kaip neprieisim. Žinau, kaip pavargau, neįsivaizduoju. Reikia vėl limonado kažkas yra. Levaš. Levaš. Serpentainais vaikščiosim. Ten yra apačioj tas kelias, taip? Ar smagu? Oi, kaip smagu, kaip gera, be nešulių. Kad pamokinai, kaip pasportuoti, va, rankas pakilnoti. Ir gyvenviečia čia tokia graži ir kelias labai gražus. Ir taip ramu. Taip ramu. Taip, tik tai mano ėjimas girdisi. Mezas. Čia yra upė Mezas. Mezo upė. 6 kilometrai. Baisu. Kas? Rimtai, tai dar iki žuvė 6 kilometrai, Jo, bet į šitą pusę rodo. jo. Tai tu nori į aną pusę, ar taip? Kur arčiau, aš nežinau. Tai yra na tas pats, žinok. Čia kaip ne iš tikrųjų, kaip kokia pasaka, ne? Labai labai gražu. Kiek ant puslapio kiek staliukas padaryta. O, Tai žmonės gražiai tas. Visumoje kažkas labai kvepia skaniai. kukurūzai man labai patinka, kaip jie auga. Mes dar palei upę einam. Kasyklas va priėjom. Akmens skalydyklas, taip, nutarėm. Bet sunku pasakyti, gal ten ir akmens tos kasyklos. Bet prašom, pasižiūrėkim. Ir tokios kasyklos. Reikėtų man pritraukti. Kukurūzai kvepia saldžiai. Ką šitas ženklas galėtų reikšti? Keskiuose. Čia prie upės toks ženklas. Ateik, karvė, ateik arčiau, kokia tu graži, ateik. Jis nesusižavėjo karvė. Labai, aš ir pat gražios karvės nemačiau, tokia riebi ir tokia švari ir drūta. Ardenai. Ir Mezas, Mezo upė. Nuostabus vakaras, labai gera vaikščioti. Net nesijaučia, kad kojos skauda, nes tiek daug įspūdžių gerų ir jausmas labai geras. Kristina, jau atėjom prie Živė. Taip, atėjom. Va ten jau Živė. Tuoj bus tamsu, bet dar spėjom su šviesa. Niekada nebus tavęs per daug, Kristina. Praėjom į savo geltoną kambarėlį. Visur labai geltona. Labai tikrai. Čia parodyk, viešbutis labai įdomus, abiejose gatvės pusėse. Tai viskas labai geltona ir viešbutis abiejose gatvės pusėse.
čia ir tenai. Už Volgos. Ir tenai. Labanakt.